Šiandieną ypatinga diena. Aš atvykau į Jūrmalą, Latvijos miestą prie sostinės Rygos, kur jau kelis mėnesius gyvena atlikėjas Soliaris. Soliaris kaip Soliarius, bet čia jis tikra žvaigždė. Jis lyderis, jo nori visos moteris. Štai dabar matysime Hello Jūrmala dalyvės. Visos jos nori jo ir dalyviai nori jo. Tai Soliaris, kuris kasdieną rengiasi tik tai prabangiais rūbais. Štai gražioji dalyvė, štai ir pats Soliaris. Su juo praleisime visą dieną. Jis čia žvaigždė, jis kaip Dima Bilanas Maskvoj. Я знаю точно, невозможно. Jis kaip Valerijus Leontjevas Kaune. Jo nori visos. Soliaris, Aš po tokių žodžių su tavimi nebekalbėsiu, Valerijus Leontjevas. Hello Jūrmala, aš su Soliariu. O dabar įvyks neįmanoma. Aš paliesiu vietą, kur kasnakt daro Soliaris miegojimą. Dėmesio! Liečiu. O dabar paliesiu Soliarį. Ką tu jauti liesdamas Soliarį lovą ir Soliarį? Jaučiu, kaip jautė visos tos moterys. Šlapumą, tikrą šlapumą. Čia Jūrmalos mieste įsikūrusioje televizijos kanalo TV5 patalpose. Būtent čia Soliaris tavo Latvijos žvaigždė. Žvaigždė, kurios trokšta visa Latvija. O štai viena mergina tualete jam ką pasiūlė? Pasiūlė ką? Pasiūlė tai, apie ką tu svajojai. Na, o dabar mes judame į Hello Jūrmala repeticijų salę, kur Soliaris su savo buvusia mergina, su kuria draugavo visą mėnesį, atliko daug visokių veiksmų. Vienas jų buvo kas? Dainavimas. Fantastiškai. Dabar papasakok apie draugystę su ta mergina, kuri buvo čia su tavimi. Kiek laiko draugavote? Su kuria mergina? Kiek turėjai? Ai, iš Moldovos, taip. Iš Mados? Taip, iš Mados. Iš Moldovos. Iš Moldovos. Iš Mados. Išėjus iš Mados. Na, Soliaris apie merginą iš Moldovos, kuri išėjus iš Mados. Tai kiek laiko su ją buvote kartu? Mes buvom mėnesį. Ir kiek girdėjau gandai, pasiekė mane tokie, kad jinai pastojo nuo tavęs. Pirmiau nuo tavęs. Iš tikrųjų, tai ten mane pakvietė tiesiog kartu pabūt, nežinojau. O tai klausyk, kodėl tu ją palikai? Gerai, būsiu atviras. Sužinojau, kad ji turi vaikiną. Taigi Soliaris gavo nemenkus ragus ir įvyko skyrybos. Taip. Kodėl? Kvailai šypsojausi, savo kvailą šypseną į vieną pusę. Bet tu su jo vaikinu nebuvai kartu? Labai norėjau, bet jis neatvyko iš Moldovos. Įvyko neįmanoma. Soliaris pakvietė mane šokiui. Prašau, sutinku. Eime, mes šoksim. Tu dabar